Sveiki. Šiandien pasiaiškinsime vieną pačių svarbiausių anglų kalbos elementų – veiksmažodį to be. Jo įvaldymas tai tikras raktas, kuris atrakina taisyklingą sakinių struktūrą. Na, tai ką, nerkime į tai. Pažiūrėkime į štai šį pavyzdį. Lietuviškai sakinys "šios gėlės gražios" yra absoliučiai taisyklingas. Tačiau jei pažodžiu jį išverstume į anglų kalbą "these flowers fine", tai jau būtų klaida. Kodėl? Būtent čia ir slypi esminis skirtumas tarp mūsų kalbų. Taigi, koks tas paslaptingas žodis, kurio trūksta angliškame sakinyje, kad jis taptų teisingas? Šiandienos misija – jį surasti ir išmokti nepriekaištingai naudoti. Ir štai jis, sprendimas. Mūsų trūkstamas elementas yra ne kas kita, o veiksmažodžio to be forma. Būtent šis mažas, bet galingas veiksmažodis suteikia angliškam sakiniui pilnumo ir prasmės. Ir kas įdomiausia, kad vienas lietuviškas žodis būti, anglų kalboje gali virsti net 3 skirtingais žodžiais – am, is arba are. Kurį naudoti? Viskas priklauso nuo to, apie ką tiksliai kalbame. Gerai, pradėkime nuo pačios paprasčiausios. Forma am. Ji, galima sakyti, yra išskirtinė. Ji vartojama tik su įvardžiu I, tai yra aš. Pavyzdžiui, I am a student. Paprasta. Keliaujam toliau. Is. Ši forma naudojama, kai kalbame apie vieną asmenį ar daiktą, jis, ji arba koks nors daiktas. Na tarkim, he is a doctor, she is happy, it is cold. Viskas, kas yra viena skaita. Na ir trečioji forma – are. Jis skirta daugiskaitai – we, mes, they, jie, jos. Bet čia svarbu atsiminti vieną dalyką. Are taip pat visada, absoliučiai visada vartojama ir su you, nesvarbu ar kalbama apie vieną asmenį – tu, ar apie kelis – jūs. Štai pažiūrėkime į viską vienoje vietoje. Kiekvienam asmeniui sava forma. Kai pamatai visą šį modelį išdėstytą taip aiškiai, viskas tikrai stoja į savo vietas, tiesa? Gerai, kai jau mokame sudaryti teigiamus sakinius, metas pereiti prie neiginių ir klausimų. Pamatysime, kaip šis mūsų raktas atrakina dar daugiau galimybių. O dabar turbūt geriausia dalis. Neiginio sudarimas yra tiesiog juokingai paprastas. Tiesiog paimame žodelį not ir padedame jį po am, is arba are. Viskas. Jokių papildomų galvosukių. Tiesiog įterpiame not ir sakinys apsiverčia. He is a doctor tampa he is not a doctor. They are late virsta they are not late. Paprasta kaip 2x2, ar ne? O kaip dėl klausimų? Čia įvyksta toks nedidelis triukas, vadinamas inverzija. Veiksmažodis am, is arba are tiesiog persikelia į pačią sakinio pradžią prieš veiksnį. Štai kaip veikia ši apvertimo taisyklė. He is tampa is he. They are they. Kai pagauni šitą ritmą, klausimus formuluoti pasidaro labai lengva. Puiku. Dabar pereikime prie to, kaip skambėtų natūraliau. Na, žinote, ne kaip iš vadovėlio. Aptarsime trumpinius ir pačią svarbiausią taisyklę, susijusią su šio veiksmažodžio. Įdomu, kokia ta viena pati svarbiausia auksinė taisyklė, kurią privaloma žinoti. Ji, tiesą sakant, ir skiria taisyklingą anglų kalbą nuo netaisyklingos. Ir štai ji, anglų kalboje, kitaip nei lietuvių, veiksmažodžio to be praleisti tiesiog negalima. Prisimenate, sakinys "these flowers fine" buvo klaidingas. Būtent todėl, kad jame trūko žodelio are. Turi būti "these flowers are fine". Tai fundamentalu. Kad kalba skambėtų natūraliau ir gyviau, anglų kalboje labai plačiai naudojami trumpiniai. Verta pabandyti ištarti garsiai. I'm, you're, isn't, aren't. Iškart pasijunta, kaip kalba pagreitėja ir tampa sklandesnė. Gerai, teorijos jau pakankamai. Laikas trumpam praktiniam testui, kad įtvirtintume viską, ką išmokome. Pasiruošę? Kokia to be forma tiktų sakinyje "we are ready"? Pagalvokime, we yra mes, tai yra daugiskaita. Vadinasi? Taip, teisingas atsakymas yra are. We are ready. Puikiai. Dabar kitas iššūkis. Kaip trumpai ir teigiamai reikėtų atsakyti į klausimą "Are you a teacher?" Prisiminkime, kaip sudaromi trumpi atsakymai. Būtent atsakyme pakartojamas veiksnys ir to be forma. Yes, I am. Tai skamba daug natūraliau ir išsamiau nei tiesiog pasakyti yes. Sveikinimai!
Sėkmingai valdytas veiksmažodis to be. Dabar rankose pagrindinis raktas, atrakinantis teigiamus, neigiamus ir klausiamuosius sakinius anglų kalba. Tai didžiulis žingsnis į priekį. Taigi dabar, kai kodas įmintas ir raktas jau rankose, kokios durys atsivers? Kokie sakiniai gims? Pasaulis laukia minčių, išreikštų taisyklinga ir gražia anglų kalba. Sėkmės!